Ruduo – tai naujų mokslo metų pradžia. Todėl norime pakviesti visus, kurie nori pasirinkti sunkią, tačiau itin garbingą profesiją – pirtininkas į profesinę mokyklą Art of Beauty. Kartu su grupe profesionalių pirtininkų užtrukome 7 metus, kol Lietuvoje įteisinome pirtininko profesiją, sukūrėme europinį standartą ir paruošėme profesinio mokymo programą. Šių metų pavasarį pirmi 22 profesionalūs pirtininkai baigę mokymo kursą gavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus 4 lygio pirtininko diplomus. Tai buvo pirmas blynas, kuris neprisvilo. Tačiau tobulumui ribų nėra. Šiemet jau 2 metai, kaip mokykla Art of Beauty rengia pirtininkus ir išduoda oficialius švietimo mokslo ministerijos pripažintus diplomus. Ir noriu tiesiog papasakoti šiek tiek apie naujienas, kokias mes turime šiemet. Tai yra pirmiausia, yra gradacija, kokie yra mokslai, kokiem žmonėms skirti. Tai reiškia, kad yra vienas variantas mokytis profesionaliem pirtininkam, kuriem reikalingas tik tai oficialus išsilavinimas ir kurie nori kelti kvalifikaciją. Jų paskaitų kiekis nėra didelis. Taip pat yra eksternai, kurie yra parengiami tik tai egzaminui ir jie pirtyje turi tik tai keletą užsiėmimų. Ir taipogi yra mokymasis nuo nulio. Yra galimybė finansavimą gauti per užimtumo tarnybą, jeigu jūs mokysitės nuo nulio. Ir naujiena turbūt yra ta, kad šiemet gali mokytis ir tie, kurie yra baigę ne tik tai aukštą ir keičia savo specialybę, bet ir yra baigę tik tai 12 klasių. Mokytojų kolektyvas taip pat pasipildė nuostabiais mokytojais. Pirtininkų parengime dalyvaus kviestinis dėstytojas, profesorius, sporto mokslininkas Albertas Skurvydas, kuris pasakos apie pirties įtaką žmogaus organizmui. Naujiena taipogi yra mityba pirtyje. Turėsime dietistą Astą Bagdonaitę, kuri pasakos, kaip taisyklingai maitintis, gerti, būnant pirtyje, prieš pirtį ir po pirties. Taip pat turėsime augalų ekspertę, diplomuotą profesionalę pirtininkę Liudą Medinę, kuri pasakos ir rodys apie augalus, kaip juos pažinti, kokį jie turi poveikį, tiek naudojami vantuose, tiek naudojami arbatose ir kitose priemonėse, kurios yra naudojamos pirtyje. Taipogi be abejo mūsų nuostabieji dėstytojai Inga Kragnienė, kuri dėstys anatomiją, fiziologiją, ir profesionalus diplomuotas pirtininkas Aridas Pabedinskas, kuris ves užsiėmimus tiek teorinius, tiek praktinius pirtyje, tradiciniai pirtyje ir hamame. Mokymo procesas, kaip sako, nestovi vietoj, jisai turi tobulėti. Mokytojai mokosi iš mokinių, mokydami mokinius, ir suprantama, kad pastebi kažkokius tai netikslumus, klaidas, kuriuos pašalinus mokymasis būtų efektyvesnis ir besimokantys žmonės gautų geresnės žinias, būtų labiau pasiruošę savo profesionaliai veiklai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad šiais metais mes turime vėl grupę norinčių tapti pirties profesionalais ir trokštančių ne tik tai diplomo, bet ir žinių. Todėl tai labai džiugina, nes darbui reikia žinių. Jeigu tu sustosi nesimokysi, tu tikrai netobulėsi. Ir kartais daugelis juokiasi, kad sako, kam tie diplomai reikalingi. Taip, gal jų ir nereikia, bet jie tiesiog parodo, kad tu dedi pastangas, savo laiką, savo lėšas ir tobulėjai. Todėl mokykloje mokymas vyksta ne tik tai klasėse, kaip mes kad įpratę, kad susirinkom kažkur kabinete, pasėdėjom, pašnekėjom. Taip, teoriją reikia sužinoti, kaip sako, gali ir užsirašyti, kažką pakonspektuoti, bet visą tą, ką mes išmokstam, sakykime, susipažįstam, teoriniai daly mes viską nedelsiant išbandom praktiškai, o pirtininkai dirba praktiškai kur? Pirty. Taigi sėkmingai bandome visas priemonės, medžiagas, valdyti garą, dirbti su žmogum, kas mums labai aktualu, nes mes nesam tokie, sakykime, kaip įprasta vadinti pirtininkas, tai toks kaip techninis darbuotojas. Ne, jisai turi būti ir su psichologiniu parengimu, turi mokėti dirbti su žmonėm, ne tik su augalais, ne tik tai su garu. Tai aš manau, kad nauji kviestiniai dėstytojai, kurie ateis
ir supažindinti su žymiai platesniu ratu informacijos, sakykime, kaip specialistai, jie tikrai įneš gaivalo į mūsų mokymosi eigą. Ir aš džiaugiuosi, kad mes galėsim paruošti geresnius specialistus. Ar jūs mylite pirtį? Ar jums patinka dalintis šiluma su šeima bei draugais? Ar jaučiate, kad pirtis yra jūsų pašaukimas? Ar norite susijęti savo gyvenimą su pirtimi? Jei visus šios klausimus atsakėte taip, tuomet jums laikas į mokyklinį suolą, o vėliau ir į mūsų diplomuotų profesionalių pirtininkų gretas. Kartu mes grąžinsime žmones į teisingą lietuvišką pirtį sveikatintis. Mokslo metų pradžia spalio 16 diena. Priėmimas įvyksta mokykloje Art of Beauty gyvai. Mūsų internetinis puslapis, kur jūs rasite visus kontaktus, mokykla aob.lt. Labai jūsų laukiame.